Labadiena. Vaikai didžiausia valstybės vertybė. Nebejotinai su nemažais iššūkiais susiduria gausios ir vaikus su negale auginančios šeimos. 4 metus tokios šeimos gali pasinaudoti šeimos kortele, kuri užtikrina nuolaidas ir privilegijas partnerių suteikiamoms prekiams bei paslaugoms. Teisę į šeimos kortelę turi daugiau kaip 41 000 šeimų. Kortele naudojasi daugiau kaip 34 000 Lietuvos šeimų. Šiuo metu šeimos kortelės programoje dalyvauja apie 300 partnerių. Prekes ar paslaugas su šios kortelės privilegijomis galima įsigyti maždaug 2,5 tūkstančio vietų Lietuvoje. Sėkmingai vyksta bendradarbiavimas ir su užsienio partneriais Latviais bei Estais. Šeimos kortelę turinčios mūsų šalies šeimos gali įsigyti prekių ar paslaugų su privilegijomis net daugiau kaip 200 vietų Latvijoje. Prie programos nusprendė prisijungti ir Lenkija. Taip pat plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Interaktyvių kortelės teikiamų privilegijų žemėlapių jau domėtasi 1,5 milijono kartų. Plačiau apie šeimos kortelę kalbamės su Socialinių paslaugų priežiūros departamento, įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiąja specialiste Rasa Žemaitė. Labadiena. Labadiena. Ir Lietuvos etnografijos muziejaus Rumšiškėse direktorė Gita Šapranauskaitė. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pone Rasa, tai kas yra ta šeimos kortelė? Jau atrodo daug kalbėta, bet tikriausiai yra tokių, kurie nelabai žino. Girdėję pavadinimą, bet nežino, kas tai yra. Tai priminkim arba tiesiog papasakokim, kas yra ta šeimos kortelė, kam ji išvis reikalinga ir kaip gimė idėja. Na tai šeimos kortelės programa yra tokia sutelktinė iniciatyva. Lietuvoje jinai veikia valstybės ir verslo bendromis pastangomis. Valstybė sukuria visą infrastruktūrą, užtikrina, kad šeimos kortelę gautų tas, kas turi teisę į tą šeimos kortelę. Per teisėkūrą reguliuoja atitinkamai, kam ta teisė suteikiama. Tuomet ieško partnerių ir su partneriais sudaro sutartis, pagal kurias atėję kortelės partneriai teikia privilegijas šeimoms. Žodžiu, toks atrodo labai didelis ir grandioziškas, sudėtingas dalykas, o iš tiesų tai valstybė sudaro galimybės šeimoms gauti priemonę, tai yra arba plastikinė, arba mobilią kortelę, o verslai, įvairiausios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešasis sektorius teikia privilegijas pagal savo galimybes ir savo norą bei supratimą, kodėl tos šeimos kortelės privilegijos reikia. Kas yra tas šeimos kortelės partneris ir kaip juo tapti? Pati iniciatyva atsirado su mintimi, jog, iš tikrųjų, rūpintis šeimomis kaip ir nėra tik tai viešojo sektoriaus prerogatyva. Ir visada mūsų verslai iš tikrųjų suteikdavo įvairiausias vienokias arba kitokias privilegijas ir dabar jas teikia, matom įvairiausių gražių akcijų, kampanijų įvairiausių nukreiptų tiek pagalbai žmonėms su negale, tiek pagalbai pačiom įvairiausiam šeimom. Šį kartą kilo rūpestis dėl gausių šeimų ir šeimų, kuriuose yra vaikai su negale. Ir pagrindinis argumentas buvo kitų šalių praktika, kur buvo įsivertinta, kad tos šeimos turi labai specifinių, ypatingų tam tikrų poreikių, kad tie poreikiai nėra pakankamai tenkinami tik tai viešajam sektoriui, kad privatusis sektorius iš tikrųjų noriai teikia pagalba, skatina tas šeimas, įtraukia įvairiausias veiklas, kuria pačias įvairiausias galimybes, bet dažnai privatus sektorius nežino, kaip tai padaryti. Tiesiog neturi įrankio, kurio pagalba galėtų surasti konkrečiai tas šeimas, į kurias galėtų orientuoti savo vienokią ar kitokį pozityvų dėmesį. Tai kitų šalių patirtimi vadovaujantis 2019 m. rugsėjį startavo šeimos kortelės programa. Jos pagalba jau išdalinome 10 000 kortelių šeimoms, turime pakankamai platų partnerių spektrą ir labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų esame pirmieji, kurie inicijavom Baltijos šalių šeimos kortelės programą ir pirmieji sugriovėme sienas toje socialinėje partnerystėje, kur Latvių, Estų,
tikėkime, ir Lenkų verslai, ir įmonės, ir įstaigos taip pat turės galimybę dalyvauti šitoj programoje ir priimti kitų šalių šeimas su šeimos kortelėmis pas save valstybėse. Neseniai vyko šeimos kortelės partnerių apdovanojimai. Įdomus renginys ir buvo pagerbtos organizacijos, kurios prisideda prie šios kilnios misijos. Papasakokite apie tai, kas buvo pagerbti, kas tos organizacijos ir už ką. 3 metus vyksta šitas renginys. Mums atrodo yra labai svarbu ištransliuoti žinią apie tai, kad ne tik valstybė atsakinga už tą gėrį ir tas kuriamas galimybes, kuriomis šeimos gali naudotis. Ir ta iniciatyva padėkoti partneriams, jinai keliauja per Lietuvą. Mes tiesiog norėtume pristatyti regioninius partnerius, taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad kiek nuostabių šeimoms patrauklių vietų yra. Ir mūsų partnerių dėka esame kviečiami su visų renginiu atkeliauti į kokią nors vieną ar kitą vietą. Tai šiemet buvome Jūrų muziejuje, esame be galo dėkingi už nuostabią programą, už labai šiltą priėmimą. Tikrai buvome maloniai labai nustebinti tokiu didžiuliu susirūpinimu, kad šeimos kortelės programa iš tikrųjų veiktų, kad jinai labai būtų aktyviai naudojama. Ačiū visai Jūrų muziejaus komandai už tą visą gėrį, kurį sukūrėme kartu. Ir iš tiesų to renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į tuos partnerius, kurie dėl vienos ar kitos priežasties šeimos kortelės partnerių dienos komisijai atrodo ypatingi arba įspūdingi arba tiesiog yra labai reikšmingi. Yra 4 nominacijos. Nominacijos atitinkamai suteikiamos pagal tam tikrus kriterijus ir tam tikras priežastis. Ir kiekvienoje nominacijoje yra nominuojamos 3 įmonės arba įstaigos. Iš viso gausaus 300 įmonių ir įstaigų būrio šiemet nominuota buvo 12 ir iš jų 4 tapo nugalėtojomis. Taip, ir gal galima būtų paminėti tas įmonės. Tai turėjome 4 nominacijas, kaip minėjau. Pirmoji nominacija yra ypatingieji ir teisė į šią nominaciją yra suteikiama tiems, kurie su mumis yra labai ilgai arba labai kantriai su mumis bendradarbiauja, nepaisant visų sudėtingų sąlygų ir krizių. Arba yra labai ypatingai prisidedantis arba kuriantis gerovę ir tie, kurios šeimos dažnai labai mini savo komentaruose arba savo reakcijose, padėkų laiškuose, kuomet atsiunčia mums kažkokią vienokią ar kitokią informaciją, kaip jie jaučiasi šeimos kortelės programoje. Tai šiuo atveju ypatingųjų nominacijoje buvo išvardinti 3, tai yra UAB Nemuno vaistinė arba Kamelijos vaistinių tinklas, tai yra UAB Office Day arba Office Day kanceliarinių prekių ir mokyklinių prekių tinklas, parduotuvių tinklas, ir Balt Optik arba Filman optikos prekių salonai. Ir visi šitie 3 partneriai tikrai neabejotinai žinomi daugeliu Lietuvos žmonių, jų tinklai yra tikrai plačiai išsidėstę. Jie visi 3 dalyvauja beveik nuo programos pradžios. Nepaisant visų covidinių ir kitų suvaržymų, labai aktyviai prisidėjo prie šeimų ir gerovės. Ir šiuo atveju tiek komisija, tiek gausus mūsų šeimos kortelės turėtojų laiškai sako, jog patys ypatingiausi šiemet yra Kamelijos vaistinių tinklas. Tai labai džiaugiamės, juos apdovanoja. Tikimės, kad paskatinsim dar aktyviau įsijungti į programą. Antroji nominacija yra ledlaužis. Ledlaužis yra skiriamas toms įmonėms, kurios iš principo inicijuoja kažkokį labai didelį proveržį, atveda paskui save kažkokią naują sritį. Yra pavyzdys kažkokioj naujoj veikloj, kur partneriai niekada nesusimastydavo, kad jie gali tai daryti. Tai šiuo atveju buvo nominuoti taip pat 3 nominantai. Tai yra UAB Smagus arba Adventikos parkas. Juos nominavome už tai, kad jie buvo patys pirmieji Baltijos šalių šeimos kortelės iniciatyvoje
Jie atvėrė duris Latvijos ir Estijos šeimoms abiejose savo parkuose dar tada, kai net nebuvo bendradarbiavimo sutarčių ir iš karto pasakė taip, tikrai mes tai darome ir jeigu sąžiningai labai stipriai mus motyvavo apskritai vertinti šitą idėją kaip įmanoma, nes ES dar niekas to nėra daręs. Antrieji buvo nominuoti Vagos prekyba, iš tiesų jų gausus knygynų tinklas labai įvairiai prisideda prie šeimų gerovės. Ir tretieji yra laisvalaikio dovanos, nes, pramogos ir laikas kartu šeimoms tikrai yra ta didžioji pati brangiausia privilegija ir tokių galimybių mums tikrai labai stinga. Tai šitoj nominacijoje apdovanojame UAB Smagus arba Adventikos parkus ir kviečiame juos apsilankyti, tikrai labai maloniai būsite sutikti, šeimos kortelės turėtojų labai laukia. Trečioji nominacija yra pramogos. 2023 metų pramogos turėjo 3 nominantus. Tai yra Skalvijos kino centras, nes jie yra nekomercinio kino atstovai Lietuvoje ir be to yra vienas seniausių kino teatrų Vilniuje. Ir nepaisant visų covidinių suvaržymų ir visų kitų iššūkių, vis dar yra mūsų partneriai, tikrai labai maloniai priima ir laukia šeimas. Ir tikrai raginame pas juos apsilankyti, nes nekomercinis kinas iš tikrųjų yra labai didelis stebuklas šiais komerciniais laikais. Antrieji nominantai yra Atostogų parkas. Šis nominantas taip pat yra tas nepabūgęs įvairiausių sunkumų ir yra vienintelis išlikęs vandens pramogų parkas šeimos kortelės partnerių gretose. Tai tikrai norėjome atkreipti į tai dėmesį, nes šeimos labai džiaugiasi vandens pramogų galimybėmis ir jos yra tikrai labai svarbios. Ir Atostogų parką mini kaip vieną iš įspūdingiausių atostogų pajūryje privilegijų, kas yra labai smagu ir gera paminėti. Tretieji nominantai yra Lietuvos liaudies buities muziejus, dabar jau pakeitęs pavadinimą, berods etnografijos muziejus, jeigu neklystu. Muziejus iš tikrųjų ypatingai svarbus yra puoselėjant mūsų etnografinę kultūrą ir mūsų tradicijas, kas šeimoms tikrai yra labai svarbu ir vertinga. Ir būtent šį muziejų komisija išrinko laimėtojų ir sveikinomės kaip nugalėtoje, kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės ir tikrai kviečiame lankytis pačiomis įvairiausiamis progomis. Ir ketvirtieji, tai yra virtualieji, paskutinė nominacija. Ši nominacija yra suteikiama įmonėms arba įstaigoms, kurios arba dirba virtualiame pasaulyje, arba kuria galimybės virtualiame pasaulyje, susėdamos savo virtualias programėlės su šeimos kortelės virtualia programėle. Tai 3 nominantai. UAB Tavo mokykla, tai yra visiems gerai žinomas Tamo ir visi puikiai žinome, kaip yra svarbu turėti elektroninį dienyną ir gauti visas naujienas iš karto, kai tik tai vaikas mokykloje kažkokią naują žinutę gavo. Tai yra UAB Delka Invest arba HD Auto plovykla, kurios pagalba susijome 2 mobiliasias programėlės, šeimos kortelės ir jų. Ir įdomiausias rezultatas buvo tai, kad pasipylė tėčių prašymai gauti šeimos kortelę, ko mes patys labai nesitikėjome, nes vis tik matyti yra labai patrauklu. Iki to laiko prašymus teikdavo daugiausiai mamos ir tėčiai, būdavo labai retai, kada šeimos kortelės prašytojai. Tai šiuo atveju turime tikrai gausų vyrų būrį, atėjusi kartu su HD Auto plovyklų privilegijomis į šeimos kortelės programą. Ir tretieji yra 5 kontinentų komunikacijų centras, todėl kad televizija ir internetas vis tik tai yra tikrai dabar jau būtinybė, o ne privilegija. Ir labai džiaugiamės, kad jie suteikia tikrai išskirtinės sąlygas. Tai šiuo atveju tais laimėtojais ir tapo 5 kontinentų komunikacijos centras. Kviečiame ir kitas interaktyvias paslaugas teikiančias bendrovės jungtis ir sudaryti kiek įmanoma daugiau galimybių šeimoms, nes vis tik tai tos virtualiosios paslaugos dabartyje yra tikrai ypatingai svarbios ir labai reikšmingos, ypač tolimesniuose regionuose. Kaip jau minėjote, girdėjom, kad šiemet nominacijos pramogos laimėtojų tapo muziejus, kuris ką tik pakeitė pavadinimą. Anksčiau jis vadinosi Lietuvos liaudies buities muziejus, o dabar Lietuvos etnografijos muziejus, kuris yra Rumšiškėse. Pone Gita, gal pradėkim nuo pavadinimo? Kas čia įvyko? Čia niekas neįvyko spontaniškai. Keitimas pavadinimo turbūt atspindi ir tam tikrą etapą, kurį muziejus nuėjo.
Kai muziejus buvo įsteigtas, jis vadinosi Lietuvos TSR, Lietuvos liaudies buities muziejus, toliau Lietuvos liaudies buities muziejus po nepriklausomybės atgavimo ir jau svarstyta ilgą laiką, kad visgi tas pavadinimas neatspindi šiuolaikinio gyvenimo ir žmonių mąstymo, visko norime, kad būtų glaustesnis pavadinimas, greičiau ištariamas, na ir giliau gal atspindintis mūsų muziejaus turinį. Tai nėra vien tik tai daiktai, bet tai yra istorijos ir visa tai, kas susijęs su žmogaus gyvenimu, šeimos gyvenimu, visa tai pasakoja. Tai ne tik apie buitį, bet apskritai apie gyvenimą šis muziejus. Ir artėja tokia proga, kad kitais metais mes jau minėsime šio muziejaus ekspozicijos atvėrimo lankytojams 50-metį. Tai yra tam tikras etapas. Pavadinimas pasirinktas toks, koks pasirinktas, buvo keletas kandidatų. Na ir labiausiai atsižvelgiam į jaunų žmonių, mūsų kolegų nuomonę ir balsus. Ir laimėtojas Lietuvos etnografijos muziejus. Taip, dabar pakalbėkime apie šeimos kortelę. Kaip seniai dalyvaujate šioje programoje? Mes esame, ko gero, bent jau iš muziejų, tai turbūt pirmieji prisijungę. Tai reiškia, kad programos partneriais esame nuo 2019 metų spalio 31 dienos. Ir visą šį laiką esame partneriais ir palaikome šią iniciatyvą ir pačią idėją. Papasakokite, kokias privilegijas jūs teikiate šeimoms ir galbūt turite skaičių, kiek jau tų šeimų pasinaudojo jūsų privilegijomis. Muziejus kokias paslaugas teikia? Tai mes sudarome sąlygas šeimos kortelės turėtojams lankytis muziejuje nemokamai. Ir, išskyrus švenčių ir renginių laiką, kai ši kortelė dėja negalioja, per visą tą laikotarpį nuo 19 metų iki 23 šeimos kortelės paslaugų mes įsivertinom, suteikėm už 18 844 eurus. Ir jie pasinaudojo 3206 asmenys, 1302 suaugusieji, su kuriais atvyko 1904 vaikai. Sakykit, ką jums reiškia apdovanojimas šitas? Apdovanojimas, kaip visuomet, reiškia pripažinimą. Mes džiaugiamės, kad tai, ką mes patys deklaruojame ir įsivaizduojame, kad įgyvendiname, kad muziejus yra erdvė kiekvienam, tai šeimos kortelė ir įvertinimas mūsų, tai ir yra ženklas mums, kad mes tikrai einame tą kryptimi. Ir mūsų muziejus vis plačiau atsiveria įvairiausiams mūsų visuomenės grupėms. Ir palaikome tokią puikią iniciatyvą. Gyvenam tokiu, kaip čia pasakyti, bėgimo, technologijų laiku. Ir man labai norisi paklausti, ar jaunoji karta domisi etnografija? Reikėtų tada galvoti, apie kurį amžiaus tarpsnį kalbame. Jeigu mūsų lankytojų didelį būrį sudaro ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių moksleiviai. Bet greičiausiai, kad juos motyvuoja ir skatina lankyti šiame muziejuje mokytojai ir tėveliai veikiausiai. Jeigu kalbėti apie vyresniuosius, kurių taip pat yra, jie renkasi ir tikrai mes turime pasukti galvą, kuogi pritraukti tą amžiaus grupę, kuriems muziejų lankymas tikrai nėra gyvenimo prioritetas. Tai mes kalbame tada apie 15 metų, 29 metų. Tai visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, mažiausiai šioji grupė lanko muziejus. Mūsų tokia pozicija yra, kad
Žinot, tradicinė kultūra, kurią mes atstovaujam, tai yra tarsi abėcėlė. Jos neišmokęs, nepažinęs, tu negalėsi skaityti kitų kultūros raiškos ženklų. Ir čia yra labai svarbu suvokti tuos pagrindus, galima išsiplėsti ir kalbėti apie tapatumo ir psichinę sveikatą, kad visa tai susiję. Kuo tu stipriau jautiesi ant šios žemės, labiau jautiesi susijęs su savo bendruomenė, pirmiausia šeima, su bendruomenė tai savo kaimynais, draugais, miestelio ar kaimo gyventojais ir pagaliau visos šalies, kas mus jungia, toji pati tradicija, išgyventi ir patirti įvairūs dalykai ir kaip mes juos įveikiame ir ką išmokome ir ką išgyvenome, net ir labai skaudžius dalykus patyrę. Tai visa tai yra tradicinė kultūra, išpasakota, apdainuota, sudėta į daiktus, sudėta į istorijas ir, kaip sakiau, tai yra abėcėlė, kurią kviečiam kiekvieną pažinti, kad šiais laikais žmogui ir ypač jaunam reikia visokiausių formų. Mes visi skubame, kaip sakote. Ir viską reikia žymiai greičiau pateikti ir todėl yra įvairiausių būdų. Muziejus mūsų, Lietuvos etnografijos muziejus išsiskiria tuo, kad gali gerokai daugiau pasiūlyti veiklų ir programų, negu kad mes įsivaizduojame tradicinis muziejus pastatas, kur tikrai reikia labai atidžiai elgtis dažnai vien dėl tų vertybių, kurios saugomos. Mes turime erdves. Ir čia gali ateiti, lakstyti, pavyzdžiui, yra orientacinis maršrutas sukurtas su Lietuvos orientacinio sporto asociacija. Tiesiog gali, bet tuo pačiu yra ir įtraukti mūsų paveldo objektai. Ir tu juos tyrinėji, vaikštai tuo maršrutu. Yra kitos formos, pabėgimų kambarys, interaktyvios erdvės, žaidimai orientaciniai, kaip antai sugauk kontrabandistą. ir vėlgi supažindina su tarpukario tarpkario Lietuvos gyvenimu ir įvykiais, kas vykdavo. Yra pasakojimų skirtų, kur daugiau galima pažinti namų darbus, kur rankomis žmonės kūrė ir suvokti, kad kiekvieną daiktą reikėjo susikurti nuo pradžios iki galo, pavyzdžiui, išsikepti duoną ar ragaišį, ar tiesiog vilną velti, ar verpti, daugybę tokių paprastų darbų. Ir apie visą tai kalbam. Kalbam taip pat, kad šeimoje kiekvienas nuo mažumės turėjo savo atsakomybės ir pareigas, ką jie turėjo nuveikti. Dabar dažnai tie dalykai pamirštami yra ir daug kur mums buitį palengvina visą įrangą, kurią turime, o štai susipažinti, manau, verta. Apie pačius jaunus žmonės, kuriems galbūt jau svarbu santykiai ir galbūt vestuvės, yra irgi ir mergvakario užsiėmimas ir yra apie jaunimą, su jaunimo etiketu, bendravimą, etiketu supažindinančios veiklos. Taip, kad veiklų daug. Labai įdomu. Grįžkim prie šeimos kortelės. Pone Rasa, kas gali gauti tą šeimos kortelę? Teisė į šeimos kortelę, vadovaujantis šeimos kortelės įstatymu, turi šeimos, kuriuose yra 3 ir daugiau vaikų. Nepaisant to, ar tie vaikai gyvena su savo mama ir tėčiu, ar gyvena paskesnėse, vėliau naujai sudarytose šeimose, priklauso nuo teismo sprendimo, kurio vadovaujantis iš principo mes ir suteikiame teisę gauti tą šeimos kortelę. Tai jeigu teismo sprendimu vaikas gyvena, pavyzdžiui, su tėčiu, tai vadinasi, tėtis ir turės tą teisę atitinkamai tam vaikui gauti šeimos kortelę, jeigu yra šeimoje daugiau dar vaikų. Ir tos naujai sukurtos šeimos, jos irgi turi teisę į šeimos kortelę, tai jeigu mamos vaikai ir tėčio vaikai yra kartu vienose namuose, tai labai džiaugiamės, kad galime dalintis tą priemonę, nedalindami vaikų į geresnius ir prastesnius.
Taip pat teisę į šeimos kortelę turi šeimynos, kuriuose yra globojami vaikai nuolatinėje globoje, arba šeimos, jeigu tie vaikai nuolatinėje globoje yra šeimose. Taip pat teisę į šeimos kortelę turi šeimos, kuriuose yra vaikas su negale. Ir šiuo atveju šeimos kortelės programą kuriant iš karto buvo priimta nuostata, kad, iš tikrųjų turime situacijų, kuriuose nepaslaptis vaikas, nepaisant jo amžiaus, visą gyvenimą lieka vaiku, kiek ten metų bebūtų. Tai šiuo atveju, jeigu yra slauga ir priežiūra, tai nustatyta ir vaikas gyvena su savo tėvais, tai taip ir galvojame, kad tai yra vaikas, nepaisant to, kiek jie metų bebūtų. Jeigu yra tiesiog vaikas su negale, iki pilnametystės vaikas, tai taip pat yra suteikiama teisė į šeimos kortelę. Ir labai džiaugiamės, kad visą šitą mūsų gerąją praktiką perėmė ir Latvija, ir dabar jau ir Latvijoje yra šeimoms su vaikais su negale labai panašus modelis, kur iš principo jie tikrai pagalvoja, kad tai yra verta dėmesio, nes Europoje daugiau niekur taip nedaroma. Čia mes tokie pirmieji, kurie sugalvojame, kad tos šeimos irgi turi labai daug papildomų iššūkių ir joms reikia papildomai labai daug galimybių. Nes šeimos kortelė yra visų pirma apie galimybes, ne apie suvaržymus, o apie naujų galimybių kūrimą, apie pozityvų požiūrį į tai, kad šeimoms gali reikėti. Ir smagu, kad šeimos supranta, kad joms reikia daug daugiau, negu jos galbūt vieną ar kitą kartą gali sau leisti. Ir kiekvieną kartą, kai tik tai pagalvojate, ar mūsų šeima galės nueiti į kiną, ar mūsų šeima galės apsilankyti muziejuje, pakeliui važiuojant, pavyzdžiui, pas senelius, ar mūsų šeima galės įpirkti vienokį ar kitokį pirkinį, labai rekomenduoju žvilgterti į šeimos kortelės svetainę. Joje yra skelbiami visi šeimos kortelės partnerių privilegijų aprašymai, visi labai tiksliai sudėlioti tekstai, žingsniai, ką jūs turėtumėte padaryti, jeigu norite muziejuje gauti šeimos kortelės privilegiją. Taip pat atsidarę šeimos kortelės svetainę galite netgi parodyti darbuotojams, kurie nežino, kaip šeimos kortelė veikia, ką jie turėtų daryti. Nes viskas ten yra surašyta taip, kaip sutartyse mes sutarėme su partneriais ir partneriai yra įpareigoti laikytis to žodžio, o šeimos yra įpareigotos atsakingai naudotis tomis privilegijomis ir nesidalinti su tuo, su kuo nereiktų dalintis. O kaip gauti tą šeimos kortelę? Yra keletas būdų. Visiems gerai žinoma socialinių paslaugų informacijos berods, jetus, kaip vadinasi ta sistema, SPISas. Mes visi jį taip žinom turbūt vadinantis. Tai galima teikti virtualų įprašymą. Tiesiog yra sukurtas filmukas šeimos kortelės svetainėje, pažingsniui nurodantis viską, ką reikėtų padaryti, kaip užpildyti tą virtualų įprašymą ir kaip jį pateikti. Svarbu nepamiršti pateikti, nes labai dažnai tik išsaugo, o paskui sako, kad jau pateikėme, bet ilgai laukiam ir nebesulaukiam, tai nepamirškit pateikti, ne tik išsaugoti. Antras būdas yra rašytinis prašymas, tai jį galima užpildyti, tiesiog išsispausdinti iš mūsų šeimos kortelės svetainės formą pasiimtą ir ją užpildžius atsiųsti šeimos kortelės svetainėje nurodytų paštu. Taip pat yra trečias būdas, tie, kurie gyvena Vilniuje arba netoli Vilniaus, arba keliauja pro Vilnių ir tiesiog sugalvoja užsukti į mūsų socialinių paslaugų priežiūros departamentą, tai prašymą galima užpildyti ir vietoje. Žodžiu, 3 būdai, stengiamės būti kiek įmanoma lankstesni ir kviečiame nebijoti teikti prašymus, nes, iš tikrųjų būna taip, kad žmonės suabejoja, ar mes čia galim ar negalim, tai jeigu jau negalite, tai neduosime. Na ir pabaigai trumpai labai norėčiau abiejų jūsų paklausti. Ką jūs norėtumėt pasakyti esamiems ir būsimiems šeimos kortelės partneriams? Visuomet reikia ieškoti galimybių. Ir kaip sakė, apsilankyti puslapyje ir kreiptis ir tikrai rasite būdų, kaip tuos poreikius patenkinti, net jeigu yra, sakykime, riboti ištekliai. Na, o kolegas, muziejininkus kviesčiau jungtis prie šios programos tuos, kurie dar neprisijungia. Kalbant apie muziejininkus, dabar prisiminiau statistiką, kurią Latvijai papasakojo. Tai Latvijoje yra 85% visų veikiančių muziejų šeimos kortelės partneriai.
Aišku, jie veikia daugiau negu 9 metus, tai jau yra tikrai labai ilgalaikis įdirbis, mes dar tik tai 3, tai turime, bet dar tikrai netokį ženklų dalyvavimą, todėl tikrai labai prisidedu prie kvietimo. Šeimos labai vertina muziejų galimybės, iš tikrųjų, kai darėme apklausą, vieni iš didžiausių poreikių ir sunkiausiai patenkinamų galimybių yra būtent kultūra, pramogos, laisvalaikis, kelionės, visa tai, kas iš tikrųjų yra tarsi prabangos užgaida, bet auginant vaikus iš tikrųjų tai yra tikrai gyvybiška būtinybė. Ir gerai labai paminėjote, kad tikrai nesuformavus tų pagrindų, tų įpročių, ieškoti žinių, domėtis visomis istorijos ir kultūros visais aspektais, paskui vėliau jau tikrai sudėtingiau darosi. Tai labai kvieščiau tikrai tuos partnerius, kurie teikia įvairiausias laisvalaikio ir pramogų paslaugas, aktyviai bent jau pasiteirauti, ar galės, ar iš tikrųjų paveš savo ištekliais finansuoti šitą visą privilegiją, nes, kaip žinia, valstybė neprisideda nei centu, viską finansuoja patys partneriai. Kita vertus, kartais atrodo labai baisu. Žinot, aš kai skambinu partneriams, tai pirmasis skambutis dažniausiai būna toks pažintinio pobūdžio, nes dažniausiai jau žmonės žino, kas tai yra šeimos kortelė, dažniausiai tie vadovai, su kuriais kalbuosi, jie jau supranta, apie ką tai yra, jau nebegirdžiu klausimų, o kodėl to reikia, kas čia per tokia nauja iniciatyva. Iš tikrųjų, šeimos kortelė yra pakankamai žinoma verslo ir paslaugų sektoriuose. Dažniausiai abejonė būna, kai abejojama dėl srautų, nes, iš tikrųjų, tie 40 000 potencialių šeimų, įsivertinant, kad kiekvienoje šeimoje yra mažiausiai 3 vaikai, tokį jau didelį gausų būrį žmonių sudaro. Tai šiuo atveju noriu nuraminti, žinokit, gausios šeimos, kad ir kaip mes norėtume, keliauja ir ilsis ir pramogauja labai santykinai rečiau negu visos kitos šeimos. Norėtume, kad būtų dažniau, dėl to ta šeimos kortelė ir veikia taip. Tai iš tikrųjų tų šeimų poreikiai, jie yra tikrai gerokai kitokie negu šiaip įprastos šeimos su 1 ar 2 vaikais. Dažniausiai tie poreikiai labai labai stipriai susiaurėja, ypač mokslo metams prasidėjus. Tai dėl to, iš tikrųjų pasitikrinti galima, todėl kad turime 3 partnerystės lygius. Galima ateiti tiesiog visiškai su viena iniciatyva, pavyzdžiui, likus teatro bilietams, tiesiog pakviesti, pasidalinti su šeimomis tą žinutę, kad gali atvykti tie, kurie nori, vieną kartą. Ir gali būti vienkartinės akcijos, mes tai vadiname karštais pasiūlymais. Taip pat yra draugo parinktis, tai reiškia, kad galime sudaryti sutartį labai paprastai, labai paprastojų visiškai nesudėtingų procesų, neformalizuojant, kada sutartis galiotų iki 3 mėnesių. Ir iš tikrųjų jau per 3 mėnesius galima įsivertinti tiek srautus, ko tikėtis, tiek būsimas išlaidas arba prarastas pajamas. Tai tikrai kvieščiau bandyti, nes tas ilgasis laikotarpis, tas partnerių laikotarpis, jis yra nuo pusės metų. Ir šitoje vietoje labai džiaugiuosi, žinokit, nes mes darėme šitą modelį pagal ispanų pavyzdį. Pas ispanus yra labai labai daug tų, kurie ateina visai vienam kartui arba tiesiog pasibandyti trumpam laikotarpiui. Tai pas mus didžioji dauguma partnerių jau ateina iš karto. Tiesiog pasideram, pasišnekam, paieškom galimybių, kaip tą kortelės programą integruoti į jau veikiančią privilegijų sistemą. Ir iš principo randam būdus, tikrai esame labai labai lankstus ir kviečiame, rašykit laiškus, žinokit, ieškosiu visų įmanomų būdų, kad tik tai galėčiau atliepti jūsų poreikius, kad šeimas galėtumėte priimti. Labai ačiū Jums už pokalbį. Apie šeimos kortelę kalbėjomės su Socialinių paslaugų priežiūros departamento įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausiąja specialiste Rasa Žemaitė ir Lietuvos etnografijos muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.